Na, mūsų programa Visi skirtingi, visi lygus per šiuos metus, 2023 metus, iš tikrųjų augo labai greitai. Ir pats didžiausias pasiekimas, man atrodo, yra mūsų komanda. Nes tai yra žmonės, su kuriais gera būti, gera kurti. Ir būtent dėl šitų žmonių mes pasiekėm tokius neįtikimus rezultatus iš tikrųjų. Aš manau, galėčiau pasidalinti dviejomis istorijomis. Tai yra vienas vyras nuteistasis ir moteris. Tai norėčiau pasidžiaugti tikrai, kad ir mūsų komandos dėka, ir jų pačių indėlis tiek, kiek jie įdėjo į save, kiek jie pasiėmė iš mūsų konsultacijų, pokalbių. Tai, kad jie puikiai dirbantis, tikrai labai visada džiugu girdėti darbdavių skambučius, kai sako, dėkojame, tikrai labai nuostabiai, ar turite dar tokių žmonių. Labai džiaugiuosi, kad jie išėję gyvena, turi savo gyvenamasias vietas, geba apsimokėti laiku, išmoko sumokėti visus reikalingus komunalinius mokesčius. Manau, kad tai yra tikrai tos istorijos, kurios yra tikrai labai sėkmingos ir nežiūrinti tai, kad žmonės turintys priklausomybės, bet jie visada žino, kur jie gali ir laiku kreiptis. Ir ne tik, kad tai gydymo ar reabilitacijos įstaigas, bet visada žino, kad gali kreiptis ir pas mus. Mes darom dalykus, mes turim gražius renginius, turėjome gyvosios bibliotekos renginį įkalinimo įstaigoje, kurio metu gyvosios knygos dalijosi istorijomis su nuteistaisiais, tačiau to pokalbio metu buvo tas labai smagu ir neįprasta, kad jie pradėjo keistis istorijomis. Tai tiesiog dvi pažeidžiamų žmonių grupės dalijosi savo istorijomis ir susipažindino ir keitė tuo pačiu vienas kito nuostatas. Ir tas yra labai žavu, kad visa tai vyko būtent įkalinimo įstaigos viduje, taip pat kiti renginiai, kalėdinis vakarėlis. Tai buvo toks šiltas ir geras renginys, kurio metu tiesiog žmonės ėjo ir dėkojo, kad mes atnešėm kalėdinę dvasią, šilumą, nors tik tai kelioms valandoms, nors tik tai tą vieną dieną. Tačiau žinant, kokios sunkios ir liūdnos šventės dažnai yra įkalinimo įstaigoje esantiems žmonėms, kadangi jie negali matyti su savo artimaisiais ir šeima, mes pabandėm atnešti tą šilumą, kurie jaustų savo šeimoje kartu su mumis ir suteikti ją jiems bent toms kelioms valandoms. Ir žinoma, tokie maži dalykai, kaip ir minėjau, kad netgi išėję iš įkalinimo įstaigų žmonės grįžta, jie paskambina, jie susisiekia, jie palaiko ryšį, jiems įdomu, kaip mums sekasi, jie nori prisidėti, jie nori savanoriauti, jie nori veikti. Tai visa tai įrodo, kad mums tikrai sekasi, mes veikiam ir aš tikiu, kad veiksim toliau. بالنسبة للتغيرات اللي صارت خلال هالسنة هاي كثير تطور الموضوع بموضوع اللاجئين. كان العدد عندنا أقل طبعا، زاد العدد. حاليا عندنا تقريبا 65 شخص، منهم تقريبا النصف عائلات. في أمور كثير إحنا قدمناها، يعني حتى في أمور خارج اختصاصنا، يعني أو الشغلات اللي ما بنعرفها بنحاول نساعد فيها. مثلا يعني بعطيكم مثال اللي هي لم الشمل بالنسبة للاجئ، لم شمل العائلة. احنا بنحاول، أهم موضوع هو شان الاندماج، يعني اللغة، موضوع اللغة. نحاول نساعدهم طبعا بالمدرسة، مدرسة اللغة، ولكن احنا كمان حاليا عم نفكر، هذا الشيء الجديد اللي عم نحاول نسعى نطبقه، انه نعمل تعليم لغة لتوانية بنفس المنظمة عنا، نحاول نعلمهم اللغة اللتوانية. موضوع العمل بنحاول كمان احيانا، يعني اذا ما قدرنا نوجد عمل لهم بنحاول نكون صلة وصل يعني بين صاحب العمل واللاجئ. Man kas yra labai svarbu, kad tie vadinami mūsų įgūdžiukai
jie randa sąlytį su kita mūsų programos dalimi, su žmonėm, nes mes turim, tai yra mūsų programos viena dalių yra dar socialinės integracijos namai Chata Vilniuje. Ir man iš tikrųjų labai smagu matyti, kaip mezgasi tas kontaktas tarp tų žmonių, kurie gyvena Chatoje. Tai yra žmonės, kurie yra atlikę įkalinimo, kurie grįžinėja iš įkalinimo įstaigų, reintegruojasi. Ir kaip jie čia atvažiavę pas mus į Antalieptę, kaip jie suranda tą tokį bendrą santykį, bendrą sąlytį su mūsų jaunimu. Man smagu iš tikrųjų matyti, kaip jie mokosi anglų kalbos iš migrantų, kaip jie dalinasi tą tokia irgi gyvenimiška patirtim. Tai man, sakau, kaip žmogui tai yra labai labai svarbu matyti tos mažus, aš sakyčiau, pokyčius, bet tokius labai tvirtus ir užtikrintus. Aš manau, kad kiekviena stovykla yra savotiška sėkmės istorija. Kai jaunuolis po mėnesio pabuvimo su mumis, čia Antalieptėje, su mūsų visa bendruomenė, išvažiuoja verkdamas, tai aš manau jau yra sėkmės istorija. Ir kai važiuojant namo jau gaunu žinutę, kad labai pasiilgau, tai manau mes pasiekėm ir tikrai sėkmės istorija. Jo, jų yra ne viena, bet gal man kažkaip labai įsiminė tokia viena stovykla, kur atvyko, buvo pirma vaikinukų grupė, vien tik vaikinukai toj stovyklai buvo. Ir vaikinukai atvykę turintys reikalų su teisėsauga, ar ne. Ir jų mąstysena buvo tokia, kad, ypatingai viena, kad svarbu uždirbti pinigai, nesvarbu kaip. Galiu pavogti ir milijoną, jį paslėpti, paskui išeiti, ar ne, ir vėl turėti ir gyventi, bet pabuvęs jis kažkaip pas mus tą mėnesį laiko, ar ne, pragyvenėme čia kartu. Labai smagu buvo pamatyti, kad jo požiūris į tai pasikeitė. Kad šiai dienai praėjus jau pusiai metų po to vaikinuko išėjimo iš mūsų stovyklos, jis dirba legaliai, ar ne, turi oficialių darbą, gauna pajamas, pajuto tą atsakomybę, kad jis pats turi eiti tolyn į priekį, ar ne, ir tas jo asmeninis tas toks minties pasikeitimas, pokytis galvoje, ar ne, tai labiausiai ir džiugina. Laikosi teisės, gyvena, smagu. Volunteering mainly at the National Institute for Social Integration added a lot of me. I participated in different workshops and training, organizing them. I'm really glad that I had the opportunity and the chance to take part in this program, and I'm always looking forward to more volunteering. Sudėtingas klausimas iš tikrųjų kalbėti apie plėtros strategijas. Šiaip aš iš tikrųjų esu paprasta socialinė darbuotoja, kuriai rūpi kiti žmonės, kitų žmonių gerovė. Tai aš negaliu įvardinti nei vienos strategijos, kuria remiantis mūsų programa auga ir taip kokybiškai auga ir taip sparčiai auga ir dėl ko mes pasiekėm tokią didelę sėkmę. Šiaip galvojant per savo perspektyvą, aš manau, svarbiausias rodiklis yra tai, kad visiems komandos nariam labai rūpi kiti žmonės ir jie stengiasi dėl kitų žmonių. Tai yra tos bendražmogiškos savybės, kurios padeda mums augti ir pasiekti tokių gražių rezultatų.